Labas visiems. Remdamasi į pirmiausiai savo patirtį, supratau, kad jokios technikos neveikia. Todėl ir leidau savo taip drąsiai ir skambiai pavadinti šį video. Tie, kas mane žino, tai žino, bet kas nežino ir dar plus nemato, nes tokį formatą aš pasirinkau sąmoningai, tai tiems noriu pasakyti, kad išmintis ateina per asmeninius patyrimus, potyrius, tyrinėjimus, duobes ir pakilimus. O ne iš kažkur ar ne vien iš kažkur perskaitytų kažkokių tekstų, knygų, peržiūrėtų kažkokių video ar kitų žmonių patirčių, ar net iš kitų žmonių kažkur kažko išgirsto, bet asmeniškai nepatirto, nepraeito ir neišgyvento. Tai šitą manifestacijos temą aš vis dar tyrinėju ir labai giliai, nes taip jau susidėliojo, kad kitaip ir negaliu. Tai vis dar šiuo metu mano gyvenime yra nemažai dalykų, kurie reikalauja nemažai energijos. Tai man toks video formatas šiuo metu vis dar labai tinka. Ir aš šiaip pati iš savęs esu tokia, kad aš nenoriu, nesiekiu tapti ten kažkokia žinoma, atpažįstama, populiari, ar dar ten kažkokia tais tokia. Darau tai, ką turiu daryti, tai, ką jaučiu ir žinau, kad turiu daryti ir kas man patinka. Tačiau manau, kad vis tiek ateityje formatas keisis ir tikriausiai daug ir dažnai mane matysit tie, kuriems rezonuoja, ką aš čia šneku. Bet pirmiausiai turiu jausti, kad dabar jau atėjo tas laikas, o jaučiasi man labiausiai ir pirmiausiai pagal energiją. Čia man didžiausias rodiklis. Tai jeigu grįžtant prie manifestacijos technikų ir aplamai bendrai kalbant prie manifestacijos, aš esu išbandžiusi begalės būdų. Aplamai buvo toks etapas, kai turėjau gan nemažai hipnoterapijos seansų, labai stipriai dirbau su savo pasąmonės programomis ir man visada atrodė, kad dar kažko trūksta, kad kažkas veikia, ne iki galo veikia. Aš niekaip negalėjau suprasti, kodėl atrodo tarsi kažkurio momentu toks pojūtis būdavo, kad esu, nugyvenu sraute ir tada ateidavo laikotarpis, kad viskas tarsi užsidarydavo, užsiblokuodavo man. Vieną momentą ateina daug klientų, o po to kažkas atsitinka ir viskas, ką darau, tiesiog nublokuojasi. Buvo toks etapas, kad aš ryte įsidėdavau ausinukus ir eidavau vaikščiodama klausyti afirmacijų. Tuo metu aš labai su savim daug dirbau. Ir galiausiai pradėdavau verkti nuo to viso absurdo, kuriame aš tuo metu buvau. Aš daug ką dariau ir man niekas neveikė, o jeigu ir kažkas ten suveikdavo, tai tik tom momentais. Aš ir medituodavau, ir mudras ten visokias darydavau, ir ko tik nedarydavau iš tikrųjų. Ir kažkuriam ankstesniam įraše sakiau, kad dalinsiuosi, kas veikia, kas ne, ką verta pabandyti ir panašiai, bet šiandienai galiu pasakyti, kad nei viena ta technika, nei viena afirmacija, nei vienas metodas neveikia ir neveiks, kol nebus rami nervinė sistema. Galima sakyti, galima savo kartoti, galima save įtikinėti per afirmacijas, meditacijas ir įvairiausias technikas. Hipnoterapija yra čia visai atskira tema, ten stiprus darbas su pasąmonės programomis ir šiuo metu aš jos neliečiu. Bet kas apie tuos visus manifestacijos triukus, apie tuos visus kartojimus, kad aš esu gausa, gyvenu gausoje, turiu namą, turiu automobilį ar dar ten bet ką norisi manifestuoti, bet jeigu nervinė sistema išlikimo arba išgyvenimo režime, tuomet nei viena ta afirmacija, nei viena ta technika neveiks. Ir tam gali reikėti vis daugiau pastangų, vis daugiau energijos, kuo toliau, tuo labiau darosi sunku, sudėtinga ir pikta. Aš dabar esu rami ar ramus, savo pasakant, taip pat neveiks, nes ramybė ir pasitikėjimas turi būti vidinis, kai visų kūnų jauti, kad kažkaip, nors ir nežinai kaip, bet bus labai gerai, kad susidėlios viskas į tą teigiamą, pozityvią pusę. Ir nors protas abejoja, nors ir išsiblaško, bet tai nėra dominuojantis jausmas. O kad dominuojantis tas jausmas būtų pasitikėjimas, tai turi būti saugu. Žmogus turi jaustis saugus, jo nervinė sistema turi būti sureguliuota. Tai tie faini žmonės, kurie žino labai daug technikų visokių
ir moko jau kitus žmonės, pirmiausiai jie visi turėtų mokyti, kaip reguliuoti savo nervinę sistemą. Tada tos visos afirmacijos, technikos ir metodai būna tiesiog tokie for fun, paįvairinimui. O tie patys dalykai, norai, troškimai šiaip manifestuojasi ir be sudėtingų pastangų ir net be tų pačių ten visokių įmantrių technikų. Nes manifestacija yra mūsų natūralus prigimtinis dalykas, mechanizmas toks. Mes visi be išimties manifestuojam. Tik kažkodėl vis dar kai kuriems žmonėms atrodo, kad čia kažkokia tai magija, ezoterika, kažkas wow ar kažkas ten iš vis antgamtiško. Visai neseniai girdėjau, kai vienas žmogus ant kito žmogaus pasakė, kad jis yra geras manifestatorius, turi gebėjimą manifestuoti labai greitai. Tai mes visi turim tokį gebėjimą. Tik labai turim žiūrėti, kur nueina mūsų energija. Jeigu žmogus gyvena išgyvenimo režimu, jo dominuojanti būsena būna nerimas, stresas, netikėjimas, nepasitikėjimas ir visokios įvairios baimės, kad neužteks, kad paliks, kad kažkas ten bus jam negerai. Paskui kuriuos dar būna, kad ir kažkokią gėdą, kaltę ar pyktį ant kito žmogaus pusę gyvenimo savyje nešiojasi. Tada dar nemažai energijos nueina apkalboms visokioms, nepasitenkinimui. Tai visa tai, ką žmogus iš savęs išspinduliuoja į išorę, tai jam grįžta atgal vienokiu ar kitokiu pavidalu. Tai ir yra manifestacija. Tai čia irgi taip pat yra geri manifestatoriai tokie žmonės. Pas juos labai greitai užsisuka toks ratas ir jie traukia negatyvius dalykus į savo realybę. Tai mes be išimties visi manifestuojam ir tai darom visi taip pat gerai. Tik vieni tai darom sąmoningai, o kiti ne. Nors aš ir sakau, kad jokios technikos neveikia, tai nereiškia, kad aš jomis nesidalinsiu. Kai kuriom tom technikom, metodais, afirmacijom ir panašiais dalykais aš tikrai dalinsiuosi, bet prisiminkit, kad svarbiausia dalis yra harmoninga nervinė sistema. Tam, kad tie metodai veiktų, ypatingai jei sąmoningai manifestuoti neišeinant, tai ypatingai daug dėmesio reikia skirti tam, kad sureguliuoti savo nervinę sistemą. Aišku, pirmiausiai dar surandant tas priežastis, kodėl žmogus gyvena, tarkim, nuolatiniam strese, nerime, trūkume, kokie yra jo įsitikinimai, nes kartais, tarkim, apie pinigus gali būti ir teigiami, įgalinantys įsitikinimai, bet gali remtis į žemę savivertę, kas ir blokuoja pinigų gavimą ar ten didesnį gavimą. Ir kai sakau manifestacija, tai turiu omenyje visą gyvenimo kelią. Manifestacija nėra vien tik kažkokie momentiniai dalykai, trumpalaikiai, ar tiesiog tik daiktai, kelionės ir panašiai. Manifestacija yra viskas. Darbas, veikla, mityba, sveikata, gausa ten arba trūkumas, draugai, artimieji, santykiai, komplimentai, antikomplimentai ir taip toliau ir panašiai. Aš kažkur skaičiau, kad yra įrodyta, kad nuo 17 sekundės tam tikrų minčių mes pradedam traukti kitas panašias mintis. Jeigu galvojam tam tikras mintis bent 17 sekundžių, automatiškai pradeda ateiti kitos panašios mintys, o nuo 36 sekundės jau kuriasi momentumas. Momentumas tai yra nuoseklus kartojimasis, kuris pradeda kaupti energiją. Tai reiškia, per pasikartojančias ar panašias mintis pradeda kurtis emocija, tada jausmas, tada kūne jaučiasi jau pagal tas mintis ir atitinkama būsena. Ir dar jeigu padarom kažkokį tai veiksmą, kuris atitinka šitą būseną, tai volia, turim manifestaciją. Tai pastebėkit, kai kyla kokia nors, tarkim, nemaloni mintis, pradedam apie tai galvoti, tada ten kita panaši mintis ateina, tada jau žiūrėk, visa drama ten mintyse vyksta. Tada pradeda jaustis visame kūne. Taip pačiai ir apie gražias pozityves mintis. Fantazuojam, tarkim, svajojam, toks geras jausmas susikuria, kūnas atsipalaiduoja. Ten visas romano scenarijus kitą kartą gali susikurti vien tik mintyse. Tai va taip ir kuriam tą savo visą gyvenimą.